Vaivorykštės spalvos. Balta šviesa arba fonas. Aplinkui jį liejasi įvairios spalvos sudarytos iš vaivorykštės spalvų. O aplinkui baltą šviesą arba foną matėsi nemaža dalis tamsios spalvos. Bandome apgaubti vaivorykštės spalvomis ir atverti vystymą. Dangiškojo tėvo atvaizdas susiformuoja ant šių spalvų ir duoda joms dar stipresnę šviesą ir stipresnį vystymą joms atstatyti. Papildomai siunčiame dar stipresnius energetinius kamuolius su dangiškojo tėvo šviesa ir dangiškoji šviesa plečiasi ant tamsių fonų ir sudeda įvairių spalvų matricos, kurios nuima viską, kas buvo uždėta mintis, užkodavimai, technologijas, ar magija, ar užspausta realybė, kurią bandė užspausti. Matrica išspindi tokią begalybę šviesą, kad lygiai po 1 valandos, data laikas, išformuoja visas negatyvės mintis, užkodavimus, viskas ištirpsta matricos realybės šviesoje ir savo spinduliuose. Tai reiškia, kad tamsios spalvos yra uždarytos ir visi jos plėtojimosi keliai ir atverti keliai toms spalvoms, kurie veda į tobulėjimą ir prašviesėjimą per dangiškojo tėvo šviesą. Dabar visur plečiasi nauja dangiškoji šviesa, kuri viską plečia per savo struktūrą ir išnesa savo pagrindinį pažinimą ir leidžia į viską žiūrėti kitų kampų, nes tai šviesa, kuri kūrėsi, o ji buvo užspausta, o dabar su šventosios dvasios pagalba liejasi į realybę ir pildosi taip, kad kiekviena sudaryta neigiama mintis pati save išformuoja. Nes ši šviesa tamsioms pusėms kaip veidrodis, kuris jiems parodo pačius save ir pačius pradeda vystyti ir pastato normą, jų pačių susinaikinimui, su dangiškojo tėvo atvaizda. Dabar ten, kur viskas susiklosti kitų kampų, šios technologijos, ten pradeda plėsti naujas ląsteles ir per 1 sekundę tiksliosios ląstelės parodo savo vystymosi šviesą, kuri yra labai nesuprantama tamsioms pusėms, nes šios ląstelės viską daro tik pagal savo supratimą ir kuria dangiškojo tėvo planus šiame informaciniam lygmenį, o po to viskas persikelia į realią į dabartį ir suformuoja materialią erdvę, kurioje vien tik teigiamos ir kuriančios mintis, kurios suformuoja pačius įdomiausius savo pačių sudedamasias dalis per normą su dangiškojo tėvo rožinės matricos pagrindais. Tegul būna taip.